Kovo 19 fatališka diena Reginos ir Artūro šeimai. 20 metų jie minėjo džiugiai, nuo šio pavasario jie norėtų išbraukti šią datą iš kalendoriaus ir savo gyvenimo. Deja, tai ne žmonių valioje. Todėl kasmet, švęsdami savo vestuvių metinės, Regina su Artūru prisimins ir namus pasiglemžusi gaisrą. Viską mes turėjome, sako vyras, net bulvių skutimo mašiną buvome įsigiję. O dabar nieko, tik 5 vaikus ir plikas sienas. Ir nuolatinį galvos skausmą. Kodėl viską praradome? Juk iki šiol taip ir nežinia, nuo ko liepsna įsidegė. Ir plito taip greitai, kad mažai sūnelį prižiūrėjęs kaimynas tik vaiką iš namų spėjo išvesti. Sakė atseit, kad nuspintos. Atėjo mažiukas ir pasigyrė, sako, aš uždegiau. O jis dalėkė į vieną pečių, į kitą pečių. O kad pečius buvo nekūrentas visiškai. Ryte dar. Ir paskui jisai dalėkė iki spintos, kad jau sako, jau viskas, jau dega. Tai dar mėgino, sakė, kad gesin, bet nieko nepavyko, tai dalėkė pas kitą kaimyną, o trečias kaimynas paskambino. Artūras tądien buvo išvažiavęs iš miesto, tad vos sužinojusi apie nelaimę, paknopstomis namo parlėkė Regina. Tai, kai jį išvydo, buvo kraupu. Iš kelis dešimtmečius puoselėtų namų likusios tik plikos sienos. Ir tos visos pajuodusios. O paskui kambarį nėjau, kad ten laiko pažiūrėtų. Tik stvėriau už dokumentų pirmoje eilėje. Paskambinu Reginai, sako, žinai, tai sakau, ar kas tai liko ar ne. Tai sako, liko, žinai, tai sakau, ar nuo lubos liko. Tai liko, sako, atvažiuosi, pamatysi. Parvažiuojant, tuščia sienos netinkas nubirėja, o čia lubų nieko nėra, žioja tokia skylė iki stogo, tai viskas. Tam dideliam kambarį, tai ten apdegė tik tai tas, kur plokštės buvo uždėtos ir langai, kad susprogo visi. O šiaip tai tinkas nenušokinėjo, tik tai grindys padegė biskį. Kaip dažytos buvo, tai liepsna. Visi drabužiai, kiek tik kas apsirengęs buvom, tai išėjo ir viskas. Dabar jau šeima turi ko apsirengti. Žmonės sunešė. Prinešė jie ne tik drabužių, bet ir šaldytuvą, šaldiklį paukojo padegėliams šiek tiek pinigų. Daug aplinkui gerų žmonių, sako Artūras. Padeda kas tik ko gali. Buvęs darbdavys davė plytelių, kaimynas dažų kibirą, tad pasiraitojom rankovės ir kibom į darbus. Pagalbininkų čia daug. Sesers sūnus su draugais po darbų atvažiuoja, žmonos giminės padeda, pačių vaikai. Net mūsų augintinis Regimantas aplink sukiojasi darbo prašydamas, šypsosi Artūras. Vaikinas neįgalus, bet labai nori padėti. Čia tapiau kažką. O patinka? Jisai labai nori viską daryti. Vakar čia šveičiau šitas sienas, tai jisai atsistoja, stovi, žiūri. Tai sakau, gal nori kokio darbo? Tai sudaviau teptuką ir nugruntavo sienas, kur aš nušveičiu, jisai su gruntu nutepa. Jam patinka dirbti, bet pas jį labai, tas didelis tremoras, rankos dreba, galva, jis nelabai ką ir taip gali, tokį paterliotą gali. Regimantas mirusios Reginos sesers sūnus. 3 vyrus ir 3 vaikus turėjusi moteris jau iškeliavo Anapilin. Pragėrė ne tik savo sveikatą, sako Regina, bet ir vaikų. Vieną visai neįgalų sūnelį pasiliko auginti jo tėtis, paskutinis sesers vyras. Nuo gimimo savame pasaulyje gyvena ir Regimantas. Po mamos mirties pusmetį jį mėgino prižiūrėti vyriausiasis brolis, tačiau jiems sunkiai sekėsi gyventi drauge. Regimantas karšto būdo, greitai supyksta, tad sutarti su juo tikrai nelengva. Ir Reginos mažieji nukenčia. Visada jis mus. Tatai mažiuką daugiausiai maša. O tai kodėl gal tas mažiukas erzina jį labai? Ne, jis iš niekur nieko, jis toks. Lieka mąstymo, tai jūs tai toks. Ir yra. Kartais supyksta ir... Jo, ir... O jūs nepyksta tada, kad jis čia gyvena?
pasakėm, jeigu skriausi vaikus, tai tada tegu eina gyventi į internatą, gal jam ten geriau bus, jeigu ten... Jis galvojo ir pats pagalvojo, sako, pagalvok, tu gerai, ar tau pas mus gerai? Jei gerai, tai sakau, sakom, kad tada galėsi gyventi pas mus tada. Pagalvojo jisai, bet jis ilgai, žinokit, galvojo tada. Gal kokią savaitę laiko. Gerai, sako, teta Regina, būsiu pas jus, nes man geriau čia, negu nei pas mamą buvo, nei pas brolį, niekur, sako, geriau, pas jus geriausia gyventi. Nes aš dar sesers vaikus turėjau. Pusė metų. Kurios sesers? Kitos dar sesers? Dar kitos sesers. Pas mane tie vaikai buvo, kol atėmė teises ir... Atėmė kitai seserį jūsų teisės motinystės? Taip, nes jinai girtavo ir... O dabar jie grįžo pas mamą? Ne, dabar pas kitą seserį, nuolatinė globa jai, jau skirta Jonavoj, mūsų vyriausiai seseriai. Didelė mūsų šeima, šypteli Regina. 9 užaugom. Likom jau tik 7. 2 sesėm alkoholį susuko protą, tačiau kiti stengiamės gyventi vieningai. Vienas kitam padedam ir varge, ir džiaugsme. Ir vyrą gerą gavau, džiaugiasi moteris. Jautrio širdies ir rankas auksinės turi. Nėra to darbo, kurio nepadarytų. Viską jis moka, viską. Ką paima, viską moka, nes jo amžinatilsį tėtė irgi mokėjo viską. Absoliučiai. Tai auksinį vyrą gavo? Taip. Tai kur tokį radot? Atvedė. Atvedė supažindint kažkas? Teta. Ir iš karto krito į akį ir į širdį? Taip. Tai kiek metų turėjot, kai susipažinot? 20. Ir greitai ištekėjot? 21. Ką žinau, tokia, nežinau, paprasta tokia, nesavanaudiška. Nežinau, patiko ir viskas. O namuose gera šeimininkė? Šiaip tai mes gerai sugyvenom, jau virš 20 metų jau gyvenam kartu. Ką žinau, normaliai viskas lyg tai atrodo. Reta šeima, kurioje teko pabuvoti, apie viską kalbėjo taip panašiai. Akivaizdu, kad Regina ir Artūras surado savo antrąją pusę. Jie vieningi visur. Apie ką bešnekėtume, jų mintis labai panašios. Svarbiausia gyvenime – namai ir vaikai. Todėl ir visos tėvų svajonės sukasi aplink juos. Juk kol kas tik vyriausiasis sūnus Airimas gyvena savarankiškai, o likusius 4 dar reikia pastatyti ant kojų. Ir lengva tikrai nebus. Nė vienas vaikas negali pasigirti gera sveikata. O mergaitė – tai tikras ligų maišas. O mergaitė tai buvo kaip gimdymo metu. Virkštelė buvo labai apsisukusi, slopino smegenų centruose. Bet dabar nieko, šita mergaitė tai jau tik tai, kad akiniai, o šiaip tai nieko, normaliai jau mokinasi viską. Labai iš pradžių jos labai, negražus raštas, kaip ta ranka, ta pusė buvo tokia biskį paveikta paralyžiaus, tai, raidės labai negražios viską. Šiaip tai normaliai, dabar matematika. Sunkokai, bet vidutiniškai taip mokėmės. Nepasakyčiau, kad jau visai blogai. Vidutiniškai. Kuo tu nori būti užaugus, ar turi kokią svajonę? Ir kokią? Daktarė būti. O ką gydysi? Žmonės. Suaugusius ar vaikučius? Vaikus. Vaikų? O akytes, ausytes ar ką nors kitą? Kaip serga vaikai. Kai serga, vaikučiai nori padėti, taip? Ja. Geros širdies mūsų dukrelė, sako Artūras. Nors mergaičiukė vis paskauda cerebrinio paralyžiaus paženklintą kojytę, ji dar mažai Renaldą retsykiais paneša. Juk broliukas mūvi ortopediniais bateliais, jam irgi kojelės gelia. Mažas dar be to. Juk vyresnių pareiga pasirūpinti silpnesniais, ar ne?